Pradėjau rašymą. Prašau. Pradėjau rašymą. Tamsuoju. Taip. Labą dieną visiems susirinkusiems. Visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą viešąjį susirinkimą skelbiu pradėtą. Esu Leonardas Aleksandravičius, UAB infrastruktūros inžinerija plėtros direktorius projektų vadovas. Šį viešąjį susirinkimą pravesiu turėdamas statytojo Vilniaus, tai yra, Marijampolės savivaldybės administracijos įgaliojimus. Prieš pradedant susirinkimą mums reikia išsirinkti susirinkimo pirmininką ir sekretorių. Tai pirmininko pareigas prisimsiu savo, o sekretoriumi norėčiau pakviesti kolegę Vitaliją Kanapickienę atstovauti kaip sekretorė šių projektinių pasiūlymų pristatymo susirinkime. Pristatysime projekto privažiavimo kelio ir kitų inžinerinių statinių viešajam turizmui prie Yglos ežero sklypo unikalus numeris 4400/2023/2306 Marijampolės savivaldybė, Igliaukos seniūnija, Paežerės kaimas, statybos projektas. Pristatysime projektinius pasiūlymus. Kaip minėjau, statybos vieta yra Paežerės kaimas, Igliaukos seniūnija, Marijampolės savivaldybė. Projektiniai pasiūlymai yra parengti vadovaujantis šiais dokumentais. Tai yra projektavimo darbų sutartis tarp projektuotojo UAB infrastruktūros inžinerija ir Marijampolės savivaldybės administracijos statytojo. Taip pat statytojo patvirtinta techninė specifikacija numeris AL/9318 skliaustelis 35.3 skliaustelis užsidaro, skliaustelis 2024/11/19 skliaustelis užsidaro. Taip pat UAB Elvas topografinis geodezinis planas parengtas 2025 m. 6 mėnesį, bei UAB Geoinžinerija projektinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita 2025 m. 7 mėnesio. Be to yra specialieji reikalavimai, pagal kuriuos rengiami šie projektiniai pasiūlymai, tai būtų numeris SRD/41-25-09-0003 2025 m. rugsėjo 9 dienos. Bei specialieji architektūros reikalavimai SARD/41-25-09-0004 2025 m. rugsėjo 9 dienos. Taip, projektiniai pasiūlymai parengti ir atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, projektų rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. Taip. Kaip minėjau, statybos vieta yra suformuotas sklypas unikalų numeriu 4400/2023/2306, kadastro numeris
5132 flešas 0004 2.390 Paežerės kaimas, Igliaukos seniūnija, Marijampolės savivaldybė. Taip pat laisvoje valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai ir sklypai, į kurių ribas patenka dalis projektuojamų statinių. Tai bus unikalus numeris 5132-0004-0038, sekantis unikalus numeris 4400-0708-1318, sekantis unikalus numeris 4400-0159-4156 ir dar vienas unikalus numeris 4400-6109-0877. Projektas yra finansuojamas Marijampolės savivaldybės lėšomis ir ES struktūrinių fondų lėšomis. Rangovas statybai bus parenkamas pagal šio projekto projektinius sprendinius. Taip, kaip pagal, užsakovų pageidavimą, vadovaujantis STR 1.04.04.2017 8 skyriaus nuostatas yra atliekamas projektinių pasiūlymų viešinimo procedūra. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio aktualios redakcijos nuostatomis, statybą leidžiantis dokumentas projektuojant pirmos bei antros grupės nesudėtinguosius statinius kaimo teritorijoje nėra privalomas. Šiek tiek apie statybos sklypą. Nagrinėjama teritorija, kurioje numatomi projektavimo ir statybos darbai, yra Yglos ežero pakrantė šiaurės rytinėje bei rytinėje dalyje, Paežerės kaime, Igliaukos seniūnija, Marijampolės savivaldybėje. Yglos ežero vakarinėje, pietvakarinėje pusėje išsidėstęs Igliaukos miestelis. Labadiena. Labadiena. Šiuo metu suformuotame žemės sklype, kurio unikalų numerį jau minėjau, Yglos ežero pakrantės šiaurės rytinėje bei rytinėje dalyje yra įrengtas vietinis paplūdimys, tinklinio, krepšinio ir lauko teniso aikštelė, taip pat vaikų žaidimų aikštelė, informaciniai stendai, lauko kepsninių zonos, palei pakrantę driekiasi Žvyro dangos pravažiavimo keliukas. Yra įrengti lieptai į ežerą. Sklype yra pastatyti atliekų rūšiavimo konteineriai. Poilsio zona yra Yglos ežero. Prie Yglos ežero yra mėgiama Paežerės kaimo, Igliaukos miestelio ir aplinkinių seniūnijos gyvenviečių, gyventojų bei svečių laisvalaikio praleidimo vieta. Projekto sprendiniais yra numatoma išplėsti turizmo infrastruktūrai reikalingus elementus, tokiu būdu padidinti Yglos ežero patrauklumą, sukurti palankesnes sąlygas aktyviam poilsiui, užtikrinti tinkamą esamų gamtos išteklių panaudojimą ir tuo tikslu žemės sklype numatom 4400-2023-2306 numatoma įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, lauko pavėsinės, krepšinio žaidimo aikštelę, lauko šachmatų žaidimo stalą bei kitus papildančius mažosios architektūros elementus, tenkinančiais
tenkinančius viešosios turizmo infrastruktūros poreikius. Tai būtų persirengimo kabinos, suoliukai, suoliukų su stalais kompleksai pavėsinėse, biotualetai, informaciniai stendai. Taip pat projektų sprendiniais yra numatyta laisvoje valstybinėje žemėje, kurioje nėra suformuoti žemės sklypai, įrengti asfalto dangos privažiavimo kelią prie nagrinėjimo turizmo infrastruktūros sklypo. Dalis projektuojamo asfalto dangos kelio su jo priklausiniais, tai yra žvyro dangos kelkraščiais bei grioviais, kurių paskirtis paviršinių nuotekų surinkimui, taip pat patenka į kitų suformuotų sklypų ribas. Asfalto dangos privažiavimo kelio įrengimo vietoje šiuo metu yra esamas vietinis žvyro dangos privažiavimo kelias, neregistruotas nekilnojamo turto registre. Šiame sklype šiuo metu yra, esami kai kurie inžinieriniai tinklai, tai būtent prie esamos scenos yra nutiestas elektros kabelis, teritorijoje, kurioje numatomas asfalto dangos privažiavimo kelio įrengimas, yra nutiesta 10 kV orinė elektros linija, pakloti požeminiai 0,4 kW elektros kabeliai bei ryšių kabeliai. Naujai projektuojamas asfalto dangos vietoje esami ryšių kabeliai papildomai turi būti apsaugoti sudedamais vamzdžiais. Ta prasme, iš 2 dalių. Teritorijoje, kuria numatomas asfalto dangos privažiavimo kelio įrengimas, yra nutiesta 10 kV orinė elektros linija. Aš atsiprašau, jau kartojasi. Įgyvendinant statinių statybos darbus, žemės kasimo judinimo darbus, bendradarbiaujant su statytoju, būtina nustatyti tikslės šių tinklų paklojimo vietas bei gylius projekte numatytų statinių įrengimo vietose. Atliekant šurfavimo darbus. Būtina kviesti šių tinklų atstovus prieš pradedant kasinėjimo darbus. Jei bus pažeidžiami, darbų metu šie inžinieriniai tinklai, jie bus atstatomi pagal pradinę padėtį bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio 14 punkto reikalavimais. Tai dėl kultūros paveldo objektų bei saugomos teritorijos. Tai vadovaujantis kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos kultūros vertybių registre pateiktoje informacijoje nagrinėjama teritorija nepatenka į kultūros vertybių registro teritorijas ir vietovės. O vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastrų duomenimis nagrinėjama teritorija nepatenka į saugotinas teritorijas. Artimiausia kultūros paveldo objektų teritorija yra Mačiuliškių kaimo etnoarchitektūrinė sodyba, esanti į šiaurės vakarus nuo Yglos ežero, nutolusi apie 3 km nuo nagrinėjamos teritorijos. Taip, nagrinėjama teritorija Yglos ežero pakrantės šiaurės rytinėje bei rytinėje dalyje, palei pakrantę driekiasi žvyro dangos pravažiavimo keliukas, sklype įrengta betono trinkelių dangos atliekų konteinerių stovėjimo aikštelė, sklype gausu pavienių ir grupėmis augančių įvairių rūšių medžių, krūmynų, dalyje sklypo plyti pieva.
Asfalto dangos privažiavimo kelio įrengimo vietoje šiuo metu yra esamas vietinis žvyro dangos privažiavimo kelias, neregistruotas nekilnojamo turto registre, kuris Paežerės kaimo trečiame sklype susijungia su asfalto dangos keliu. Teritorijoje, kurie numatomas asfalto dangos privažiavimo kelio įrengimas, numatomų kelkraščių ir griovių įrengimo vietose šiuo metu auga brandus medžiai, labai gražus. Krūmynai, tai yra liepos, klevai, beržai, eglės, gudobelės. Todėl dalį jų numatoma pašalinti, ne dėl to, kad jie gražus, bet dėl to, kad jie patenka į mūsų interesų zoną. Numatomi šalinti medžiai pažymėti projektinių pasiūlymų sklypo plane. Tai čia, Vitalija, mes matome, turbūt šitame plane yra, taip? Taip? Ai, taip. Šitame plane pažymėti. Šalinamų medžių ir medžių, kuriems kyla rizika statybos darbų metu pažeisti šaknis, sąrašą pateikiame projektiniuose pasiūlymuose ir jis yra suderintas su statytoju prieš projektinių pasiūlymų svarstymų metu. Taip pat numatoma pašalinti statybos darbų zonoje augančius menkaverčius, nesaugotinus krūmynus, sąžalynus, trukdančius įgyvendinti projekto sprendinius. Čia tokių rizikingų, jeigu saugotinų medžių, tai kažkur apie 20 vienetų gaunasi. Sprendimas dėl medžių, kuriems kyla rizika pažeisti šaknis, dėl jų šalinimo, turi būti priimamas vietoje prieš statybos darbų pradžią, apžiūrint statybos darbų teritoriją ir susiderinus su statytoju. Rangovas privalo prieš statybos darbus išimti leidimą medžių kirtimui pagal Marijampolės savivaldybės nustatytą tvarką, vadovaujantis Marijampolės savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėmis. Medžiai patenkantys į statybos darbų zoną ir kurių šalinti nenumatoma, turi būti saugomi visą statybos darbų laikotarpį. Kadangi teritorija yra gausiai apaugusi esamais medžiais, papildomi nauji želdiniai projekte nenumatomi. Statybos darbų vykdymo zonos ribose atstatoma išardyta žalia veja. Romualdai, turiu klausimuką dėl tų medžių, jų niekaip neina neįsaugoti. O mes, atsiprašau labai, gal galime, jūs pasižymėkite klausimas gerai ir po to aš kaip pristatysiu visą šitą reikalą, tada po to mes klausimus svarstysime gerai, ar galim taip sutarti? Gerai. Būčiau dėkingas. Ačiū labai. Taip, vadovaujantis aktualios redakcijos paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančio apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo 5 punkto nuostatomis Yglos ežero, kurio bendras plotas yra 20,3 ha, paviršinio vandens telkinio apsaugos zonos išorinė riba yra 200 metrų nuo paviršinio vandens telkinio ribos. Vadovaujantis aktualios redakcijos paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančio apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo punktas 9 nuostatomis Yglos ežero pakrantės apsaugos juostos išorinė riba nuo paviršinio vandens telkinio ribos turi būti nutolusi 10 metrų. Čia mums, reiškia, reikalavimas čia buvo vertinti
teritorijų planavimo dokumentus, tai vadovaujantis 2017 m. rugsėjo 25 dienos Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu numeris 1/230 dėl Marijampolės savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo, patvirtintų Marijampolės savivaldybės teritorijos bendrojo plano pagrindinių brėžinių projekte nagrinėjama teritorija patenka į rekreacinės plėtros potencialo teritorijas. Tai ten projektiniuose pasiūlymuose yra įkelta grafinė medžiaga ir projekto sprendiniai atitinka teritorijų planavimo dokumentų reikalavimus. Mes juos iš jūsų gavome ir vertiname. Dabar detaliau apie projektinius sprendinius. Projektiniais sprendiniais numatoma išplėsti turizmo infrastruktūrai reikalingus elementus ir tokiu būdu padidinti, kaip minėjau, Yglos ežero patrauklumą, sukurti palankesnės sąlygas aktyviam poilsiui, užtikrinti tinkamą esamų gamtos išteklių panaudojimą. Tai kaip ir minėjau, tame pagrindinėme sklype yra numatoma įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, lauko pavėsinės, krepšinio žaidimo aikštelę, lauko šachmatų žaidimų stalą bei kitus papildančius mažosios architektūros elementus, tenkinančius viešos turizmo infrastruktūros poreikius. Tai, kaip ir minėjau, persirengimo kabinos, suoliukai su stalais, komplektai pavėsinėse, biotualetai, informaciniai stendai. Ir toks buvo sudėtingiausias dalykas, tai turbūt projekto sprendiniuose numatyti laisvoje valstybinėje žemėje, kurioje nėra suformuoti žemės sklypai, įrengti asfalto dangos privažiavimo kelią prie nagrinėjamo turizmo infrastruktūros sklypo. Dalis projektuojamo asfalto dangos kelio su jo priklausiniais, tai yra žvyro dangos kelkraščiais ir grioviais, taip pat patenka į kitų suformuotų sklypų ribas. Na ir dabar detaliau apie kiekvieną, sprendinį, tai būtent asfalto dangos privažiavimo kelio įrengimas. Projekto sprendiniais numatoma prie nagrinėjimo turizmo infrastruktūros sklypo įrengti asfalto dangos privažiavimo kelią. Projektuojamas asfalto dangos privažiavimo kelias su jo priklausiniais, žvyro dangos kelkraščiais bei nuovažomis griovių ir pralaida tarp griovių, įrengiamas laisvoje valstybinėje žemėje, kurioje nėra suformuoti žemės sklypai, bei dalinai esamuose suformuotose žemės sklypuose. Unikalus numeris 5132-0004-0038, privatus sklypas. Toliau unikalus numeris 4400-6109-0877 yra valstybinis, patikėjimo teisė priklauso nacionalinei žemės tarnybai. Sekantis unikalus numeris 4400-0708-1318, privatus sklypas. Sekantis unikalus numeris 4400-0159-4156, tai yra valstybinis žemės sklypas, nuomininkas išnuomotas. UAB Klasman-Dilman, Ežerėlis. Dėl šios priežasties bendrųjų statinių rodiklių lentelėje privažiavimo kelias išskaidomas į atskirus plokščius horizontalius inžinerinius statinius. Tai numeris 11, 12, 13, 14 ir 15.
nurodant, koks jo plotas pateka į konkretų sklypą. Įgyvendinančio projekto sprendinius būtinas privačių sklypų savininkų sutikimas dėl kelio įrengimo, kurie yra sutikimai gauti, kaip suprantu, šiai dienai. Norint statinius įregistruoti nekilnojamo turto registre, ne vėliau kaip iki statybos darbų pabaigos privačių sklypų ribose įregistruoti servitutus bei kelio apsaugos zonas. Atsakingas statytojas. Asfalto dangos privažiavimo kelias projektuojamas nuo turizmo infrastruktūrai skirto sklypo ribos iki Paežerės kaimo 3 sklype unikalus numeris 4400-0159-4156 esančio asfalto dangos kelio. Privažiavimo kelias projektuojamas maždaug apie 150 metrų ilgio. Vienos eismo juostos su 3 metrų pločio asfalto dangos važiuojamąja kelio dalimi. Abipus asfalto dangos įrengiami 1 metro pločio žvyro dangos kelkraščiai. Kelkraščių plotis turi būti po 1 metrą. Vienoje projektuojamo kelio pusėje įrengiami grioviai paviršinio vandens surinkimui ir nuvedimui. Griovių suformavimui numatoma iki 2 metrų pločio žemės juosta. Projektuojamam privažiavimo keliui numatoma apsaugos zona, kuris sudaro po 3 metrus į abi pusės nuo kelio briaunų. Dabar sekantis toksai rimtas statinys, tai būtų automobilių stovėjimo aikštelės. Įrengiame naują 41 vietos automobilių stovėjimo aikštelė. Iš jų viena vieta numatoma A tipo neįgaliųjų transporto stovėjimo vieta, vieta B tipo neįgaliųjų transporto stovėjimo vieta su 2 gretimoms stovėjimo vietoms, bendra 1,5 metro pločio išlipimo aikštele. Bendras automobilių stovėjimo vietų skaičius parinktas pagal su statytoju suderintus prieš projektinius sprendinius. Automobilių stovėjimo aikštelės danga yra asfalto danga. Aikštelė įrėminama pažemintais betoniniais gatvės bortais, įrengiamais be peraukštėjimo. Aikštelėje numatoma 2 saugos salelės, automobilių stovėjimo vietose montuojami guminiai ratų atmušėjai. Automobilių stovėjimo aikštelėje numatomas horizontalus ženklinimas. Automobilių stovėjimo vietos nužymimos polimerinėmis šviesą atspindinčiomis medžiagomis. Šalia B tipo neįgaliųjų transporto stovėjimo vietos numatoma pastatyti biotualetą pritaikytą žmonėms su negalia. Greta jo montuojami apsauginiai stulpeliai. Sekantis statinys – elektromobilių įkrovimo vietų įrengimas. Šalia projektuojamos automobilių stovėjimo aikštelės įrengiamos 2 vietos elektromobilių greitojo įkrovimo stotelėms. Elektromobilių greitojo įkrovimo stotelių vietos numatomos asfalto dangos, įrėminamos betoniniais gatvės bortais, įrengiamai su 10 cm peraukštėjimu. Stotelių įrengimui numatytas plotas įskaičiuotas į bendrą automobilių stovėjimo aikštelės plotą.
Elektromobilių greito įkrovimo stotelių vietos įrengiamos pirmam statybos darbų etape kartu su automobilių stovėjimo aikštelės statybos darbais. Sklype unikalus numeris 4400/2023/2306. Taip. O pačios, reiškia, elektromobilių įkrovimo stotelės yra numatytos antrame statybos darbų etape. Bus pastatomas 2 50 kW galios greitojo elektromobilių įkrovimo stotelės. Sekantis statinys – krepšinio aikštelė su kamuolių gaudykle. Įrengiama nauja dirbtinės EPDM dangos krepšinio aikštelė, skirta 3x3 žaidėjams. Žaidimo zonos matmenys 9,5x9,5 metrų. Aikštelė įrėminama betoniniais vejais bortais, įrengiamais be peraukštėjimo. Aplink aikštelės perimetrą įrengiama 0,5 metro pločio vejo skorio juosta, užsėjama žole. Aikštelėje įrengiamas vienas krepšinio stovas. Krepšinio aikštelė iš dviejų pusių aptverta 4 metrų aukščio tinkliniu aptvaru, tai yra kamuolių gaudyklė. Detaliau ten yra viskas projektinėse pasiūlymuose pateikta. Sekantis statinys – dirbtinės dangos aikštelė lauko šachmatų stalui. Įrengiama nauja dirbtinės EPDM dangos aikštelė 3x3 metrų lauko šachmatų žaidimo stalui. Aikštelė įrėminama betoniniais vejais bortais, įrengiamais be peraukštėjimų. Aikštelėje statomas betoninis šachmatų žaidimo stalas su suolais. Atsparus oro sąlygoms ir mechaniniams pažeidimams. Sekantis statinys – betono trinkelių dangos aikštelė su persirengimo kabina. Greta A tipo neįgaliųjų transporto stovėjimo vietos įrengiama betono trinkelių dangos aikštelė, kurios matmenys 3,65x3,9 metrų ploto, įrėminama iš 3 pusių betoniniais vejos bortais, kurie įrengiami be peraukštėjimų. Ant šio pagrindo statoma persirengimo kabina, pritaikyta žmonėms su judėjimo negalia, numatant tiesioginį užvažiavimą nuo automobilių stovėjimo aikštelės į persirengimo kabiną. Persirengimo kabina numatoma iš kompozito medžiagos 3,3x3,2 metrų ploto. Sekantis statinys – lauko pavėsinė su staliukų ir suoliukų komplektais. Įrengiamos 3 lauko pavėsinės su staliukų ir suoliukų komplektais. Pavėsinės užsakomieji gaminiai gaminami pagal gamintojo brėžinius ir montuojami pagal gamintojo instrukcijas ir rekomendacijas. Gamykloje pagaminta pavėsinė išmontuojama, atvežama į statybvietę ir surenkama projekte numatytoje vietoje pagal gamintojo surinkimo instrukcijas. Viena pavėsinė projektuojama 6x4x2,2 metrų išmatavimų su galimybė į ją įvažiuoti asmeniui su neįgaliojo vežimėliu. Įrengiama šalia sklype esamos krepšinio aikštelės.
Kitos dvi pavėsinės projektuojamos 3 ant 3 ant 2,2 metrų išmatavimų, statomos Yglos ežero pakrantės šiaurės rytinėje bei rytinėje dalyje. Pavėsinių apdailos medžiaga, kompozitas, stogo danga bituminių čerpelių. Pavėsinės statomos ant sraigtinių pamatų, pavėsinių viduje statoma po kompozito medžiagos staliuką ir suoliukus komplektą. Ir kiti mažosios architektūros elementai. Turizmo infrastruktūros plėsti skirtame sklype numatoma pastatyti iš viso 2 naujus suoliukus, 5 naujas persirengimo kabinas, 3 naujus biotualetus ir 2 naujus informacinius stendus. Dėl gaisrinės saugos priemonių principinių sprendinių. Tai yra spec transporto ir gaisrinių automobilių privažiavimas numatomas nuo Palių gatvės, per esamą kelią Paežerės kaimas 3 sklype ir toliau per naujai projektuojamą privažiavimo kelią. Aplinkos apsauga. Ežero pakrantės apsaugos juostos ribose nėra projektuojama jokių galimų taršos šaltinių, kurie galėtų užteršti gruntą ir paviršinius vandenis. Automobilių stovėjimo aikštelė projektuojama už ežero pakrantės apsaugos juostos, tai yra už 10 metrų ribos. Dėl paviršinių nuotekų šalinimo, lietaus nuotekų šalinimas, tai yra tokie sprendiniai: paviršinių lietaus vandens nuvedimas nuo automobilių stovėjimo aikštelės, sporto aikštelės projektuojamų dangų numatomas atviru būdu. Visas atsiradęs paviršinis lietaus vanduo turėtų pasiskirstyti ir būti sunaudojamas žaliojoje zonoje, bei dalis jo natūraliai nutekės į ežerą. Tuo tikslu projektuojami dangų nuolydžiai, kuriais lietaus vanduo bus nuvedamas į ežerą bei želdinių plotus ir susigers į gruntą, infiltruosis. Paviršinio lietaus vandens surinkimui ir nuvedimui nuo projektuojamo privažiavimo kelio asfalto dangos projektuojami pakelės grioviai. Universalaus dizaino sprendiniai. Projekto sprendiniai pritaikyti žmonių su negalia poreikiams. Projekte numatomos 2 žmonių su negalia autotransporto stovėjimo vietos. 1A tipo ir 1B tipo. Žmonių su negalia automobilių stovėjimo ir išlipimo aikštelių vietų nuolydis neturi būti didesnis kaip 2%, bet kuria kryptimi. Projektuojama žmonėms su judėjimo negalia pritaikyta lauko pavėsinė, persirengimo kabina, taip pat biotualetas. Yra numatyti kai kurių esamų statinių griovimas arba perkelimas ar atstatymas. Tai reiškia sklype, kurio unikalus numeris 4400/2023/2306, esami informaciniai ženklai patenkantis į projektuojamas automobilių stovėjimo aikštelės ribas perkeliami už projektuojamos aikštelės ribų. Taip pat minėtame sklype demontuojami esami apsauginiai stulpeliai, patenkantis į projektuojamas automobilių stovėjimo aikštelės ribas, siekiant užtikrinti saugumą. Nauja automobilių stovėjimo aikštelė projektuojamos su ratų atmušėjais. Visos
demontavimo metu susidariusios atliekos šalinamos rangovo sąskaita. Statybos darbų metu išardyta žaliavėje atstatoma. Gal atsiejama. Ir pagrebojama. Taip. Reiškias, rengiant projektinius pasiūlymus buvo tiksliau užsakytos prisijungimo sąlygos. Tai, reiškias, buvo išduoti specialiai reikalavimai, kuriuos jau esu minėjęs, taip pat specialieji architektūros reikalavimai. O, reiškias, kadangi projekte nenumatomas inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų prijungimas prie kitiems savininkams priklausančių inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų, prisijungimų sąlygos nebuvo užsakytos ir išimamos. Ir dabar, reiškias, toks informacija gyventojams, kaimyninėms teritorijoms apie numatomą statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms. Projekto sprendiniais numatoma išplėsti turizmo infrastruktūrai reikalingus elementus, įrengti automobilių stovėjimo aikštelės, įrengti papildomas naujas aktyvaus ir ramaus poilsio zonas, pastatyti naujas persirengimo kabinas, biotualetus, nutiesti naują asfalto dangos privažiavimo kelią. Šie sprendiniai sudarys geresnes sąlygas naudotis vietinę turizmo infrastruktūrą gyventojams bei svečiams, nepažeis trečiųjų asmenų interesų, ką reikia pabrėžti. Statybos metu tretieji asmenys laikinai gali patirti tam tikrų nepatogumų, nes vykdant turizmo infrastruktūros įrengimo darbus gali būti laikinai apribotas gyventojų priėjimas prie vandens telkinio ir paplūdimio, o vykdant asfalto dangos kelio įrengimo darbus gali būti laikinai apribota galimybė pravažiuoti esamų kelių. Rangovas privalo bendrauti su gyventojais geranoriškai, su įstaigomis ir organizacijomis, kad iki minimumo sumažintų nepatogumų susidariusių statybos eigoje. Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį, trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, kurios yra išvardintos projektiniuose pasiūlymuose. Taip, apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo, tai reiškia, bus panaudotos tokios siekiant užtikrinti apsaugą nuo smurto ir vandalizmo, numatomi vandalizmui atsparus mažosios architektūros įrenginiai bei elementai, kurių ten negalėtų sunku būtų išrauti, išdraskyti. Tai gal, manau, kad pristatymui pakankamai pasistengiau detaliai pristatyti, o dabar, kaip ir minėjau, gerbiamas Valdas, taip? Dėl klausimų, taip? Ponas Valdas, man atrodo. Taip, dėl medžių tų saugotinų, ar čia nesusidursim su labai didžiuliu visuomenės pasipriešinimu ir mano toks retorinis klausimas, gal yra kažkokios galimybės sumažinti tą kertamų medžių kelkraščius, galbūt padarant ne metro, pusės metro ar ten važiuojamą dalį pasiaurinant biškutį,
Nes visuomenė labai jautrus šitas klausimas, jau mes susidūrėm. Aš Raimundui dabar perduodu mikrofoną, jisai įsigilinęs ir turbūt atsakys jums. Prašau, Raimundai. Jeigu žiūrėti vienos eismo krypties takelę, tai yra minimalus plotis galimas 2,75 centimetrai. Taip. Čia minimaliai. Pas mus yra numatyti 3 metrai privažiavimas, tai mes ką galim maksimum susiaurintai 25 centimetrais. O norint, kad du lengvieji automobiliai prasilenktų, tai turėtų turėti kelias bent po 1 metro pločio kelkraščius, kad galėtų automobiliai prasilenkimo metu išvažiuoti į kelkraščius. Tai atitinkamai iš dabar suprojektuotų 5 metrų pločio galima būtų sumažinti tik tai 25 centimetrus, padaryti 4,75 centimetrai. Bet tai iš principo kertamų medžių skaičius, kiekio nesumažins. Nepakeis. Taip, nepakeis. Ir žiūrint į tą, kas buvo numatyta jūsų bendrajame plane, tai mes paskaičiavom, kad ten bendrajame plane nurodyta iš vis 20 metrų pločio kelio juosta. Tai pas mus šiuo metu yra apsaugos zonos plotis, kelio juosta suprojektuota 11 metrų. Tai mes jau ir taip beveik dvigubai sumažinom tą, kas buvo detaliam plane bendrajam numatyta. Aišku, čia reikėjo galbūt dar iki viešo pirkimo laikotarpio pasidaryti detalų planą, išskirtą kelio juostą, bet tada reikėtų, aišku, jau nesutikimus gauti iš privačių sklypų savininkų, o išpirkti tos dalį ten sklypų, kas, vadinkim, matyt, nėra labai čia tikslinga. Tai vienintelis dalykas, kad dalis žemės kelių privažiavimo priklausys privatiem asmenim. Tai kad galima būtų tą apskritai kelią įregistruoti, mes išskaidėm tą kelią į plokščius inžinerinius statinius, kad, vadinkim, galima būtų kaip plokščius inžinerinius statinius atskirai registruoti. Kad, vadinkim, tas, kas valstybiniai žemėje priklauso, galėtumėt kaip atskirą statinį registruoti registrų centre ir ten, kur į privačius sklypus. Tai mes ten, kur į privačius sklypus įtraukta kelio dalis, kaip plokštieji inžineriniai statiniai yra šiuo metu rengdami projektą, numatom, kad rangovinė organizacija turės pateikti apsaugos zonų planus ir servitutų planus. Kad, vadinkim, matininkai, kurie darys išpildomąją medžiagą, padarytų ir servitutų planus, bet kuriuos galima būtų pridėti prie įregistravimo registrų centrui, reikės jums notarinę sutartį su tais sklypų savininkais privačiais sudarinėti, norint įregistruoti, vadinkim, apsaugos zonas ir servitutus. Tai vat įtrauksim, kad rangovinė organizacija pateiktų planus, kad jums atskirai nereikėtų pirkti, nes iš principo ten labai nebrangiai tie planai kainuoja ir kai pastatys kelią, bus aiškios jau tikslios ribos ten 5 cm paklaidų ribose ir bus, gali ten, žinot, 5 cm paklaidos būti patikslintos, tos bus zonos, apsaugos zonos ir servitutų zonos. Čia mums agentūra nebus problemų, kad dalis statinių patenka į privačius sklypus? Ne, tai mes matot kelią išskaidėme atskirus statinius. Na tai jo, bet vis tiek atskiri statiniai, vis tiek dalis tų atskirų statinių pateks į privačią nuosavybę. Taip, bet pateks į privačią nuosavybę, bet jinai nebus, vadinkim, to savininko ta nuosavybė. Taip, viešam interesui. Aš atsiprašau, trupučiuką įsiterpsiu. Iš principo, jūs teisingai nuogąstaujate. Gali būti problema dėl finansavimo privačiuose sklypuose statinių. Gal galit jūs parodyti, kaip įskaidot jūs tuos statinius? Apie kurias čia vietas, kur... Bet čia neišvengiama. Išjungtas mikrofonas, žinau, kad jūsų. Vat matot, ten, kur patenka, pavyzdžiui, 0038 galės sklypą, 1-1 statinys. Vat išskirta ta zona raudona, kur patenka statinys į vat to 0083 ribas. Vat matot,
Magenta spalva, rožinė. Taip, Aš matau, bet dabar Tai aš vat turiu mes- klausimą. Galiu biškai įsiterpti? Prašom. O dabar jeigu daryti visą kelią, registruoti vientisą, šitoj vietoj, kur atsiranda ta rožinė dalis, susiaurint registravimą iki asfalto ribos, ten nežinau, gal koks metras gaunasi, ne, gal daugiau gaunasi, paimti to žmogaus tą dalį ir va šitaip įsiregistruoti statinį. Jeigu šitaip daryti, nes kažkaip čia... Nu, Žiūrėkit, klausom. principas yra toksai, kad mes kaip plokščius inžinerinius statinius įskirstom. Tai va tas gaunasi asfalto dalis tų kelkraščių, gaunasi kaip atskiras statinys. Ir jūs tada jį galite registruoti sklypą. Jeigu jūs norėtumėt registruoti visą kelią kaip vientisą statinį, tai jūs tada turėtumėt per detalų planą suformuoti kelio sklypą. Tai reiškia, vat, per tą rožinę linijos punktyrą, taip, išskirti tą privatų sklypą į 2 sklypus ir va tą dalį išpirkti. Suprantat? Išpirkti ar susitarti, galbūt už dyką kažkas atiduos, bet esmė tame, mes ir įskaidom tam, kad jūs galėtumėt po statybos darbų tuos statinius registruoti atskirai, kaip plokščius inžinerinius statinius. Mes taip darėm, pavyzdžiui, ir kituose objektuose, nes jau praktiką iš Kėdainių čia perėmėm savivaldybės, jie ten pasidarė detalų planą, paskui statinius padarė per, pavyzdžiui, 2 suplanuotus sklypus, padarė vieną pavyzdžiui, asfaltinį privažiavimą. Tai paskui negalėjo registruoti dėl to, kad projekte turi būti įskirta, statinys turi būti tame sklype. Nu, supratat, negali būti vienas statinys per 2 ar 3 sklypus. Suprantu. Tai mes va dėl to, kad pas jūs nebūtų problemų įregistruojant savo turtą, bent valstybiniai žemėje, ir įskiriam tą kelią kaip į atskirus plokščius inžinerinius statinius. Kad jūs galėtumėt bent jau registruoti ir, pavyzdžiui, susitarsit su tais privačiais sklypų savininkais ir registruosit servitutus, nu jie jau davė sutikimą dėl servitutų ir apsaugos zonų registravimo. Nes ten bent jau mūsų formai buvo surašyti tie reikalavimai. Bijau, kad jie paskui neatsisakytų, atsimenat, dėl tiltelių irgi buvo preliminarus sutikimas, paskui persigalvojus taiga per naktį. Ne, galimas atvejis, kad atsisakys, bet iš principo čia yra viešos infrastruktūros objektas, jie jau davė sutikimą, tai kad, dangi jie jau yra pasirašę tuos sutikimus. Ten mūsų tas sutikimo tekstas irgi įtraukė ir iš įstatymo, formuluotės, kurios tuo metu galiojo, tai atitinkamai užginčyti, bus labai sunku. Ir teismai tokiais atvejais, kai jau yra duotas sutikimas, net ir nenotarinis, bet jįgi paėmė savivaldybės tarnautojas, ta prasme, nebuvo ten iš kažkokių pašalinių žmonių gautas, ta prasme, jis yra tas sutikimas. Tai ir žmogus reiškia žinojo, kad ten tas kelias bus. Tuo labiau, kad jau dabar šiandieną įvyksta viešinimas ir jau post factum, reiškia, tai yra jau gautas sutikimas, šiandieną fiksuojamas jau viešai ir jau jūs esate pažengę ir su projektu jau nueita per toli, jūs patirtumėte nuostolius, daleiskim, jeigu jisai bandytų užprotestuoti, tai čia iš principo jam būtų labai jau sudėtinga tą padaryti. Pratau. Ir mano nuomonė, kad čia žmonės tikrai turėtų, kaip pasakyti, žiūrės, vis tiek taip ar taip ten tas kelias jau buvo. Niekasgi to kelio nepanaikins. Tai čia galima eiti ten į kažkokius teisminius ginčus, bet de facto tas kelias jau buvo. Tai tokiais atvejais, netgi jeigu jūs kreiptumėtės į teismą ir dėl servituto, tai būtų greičiausiai teismas priimtų sprendimą dėl servituto nustatymo teisminė tvarka, įpareigotų sklypo savininką registruoti servitutą dėl išpirkimo sklypo. Kaip viešasis interesas. Dėl išpirkimo sklypo, tai galbūt ir ten dar klausimas, ar reikalingas savivaldybei tas sklypas, vadinkim, jeigu būtų įregistruotas servitutas. Servitutas jums leistų teisę, vadinkim, tą kelią tvarkyti, eksploatuoti ir visą kitą. Tai mano nuomonė, kad dėl sklypo išpirkimo tai būtų daug rizikingesnis, vadinkim, kelias negu servituto registravimas. Nes iš principo tas, vadinkim, kelias, niekaip nepakeičia, vadinkim, dabartinės būklės. Kaip važinėja tuo keliu esamų automobiliai, taip ir važinės. Tada dar turiu klausimą vieną.
tai jeigu mes taip darom, kažkaip tai labai keistai dalinam tą statinį į tokias dalis, tai gal prieš tai tada reikėjo tartis su tuo žmogum, kad jisai pasidarytų kadastrinius ir atsitrauktų nuo to, nes ir dabar toj vietoj buvo tas kelio dalis tik tai žvyruota, kad atsitrauktų nuo to žvyriaus ir tada būtų likęs tarpas. Atsiprašau, o tai pas jį čia yra preliminarus? Taip, va šitas, kur 0038 preliminarus sklypas yra. A, tai čia jūs, tai čia jūs tiksliai galėjote sužaisti, kaip jūs sakote, kreiptis į NŽT, reiškės, kad jam atliktų matavimus ir būtent tos matavimus taip atliktų, kad šitas, kas dabar yra pas mus pagal esamą situaciją. Atsiprašau, Renaldai, 0038 sklypas, jisai jau yra registruotas ir nu, tikslieji matavimai. Čia jau privatus sklypas. Ten, kur buvo tas valstybinis sklypas, kur ten maišė, tai jį ten panaikino, bet esmė tame, kad ir į kitų sklypų ribas ten patenka dalis. Jeigu tikslieji, tai tada sudėtingiau. Pavyzdžiui, čia vat, 1, bet preliminarus, tas 1, 8, viršus tai sklypas tikrai preliminarus, neištarėjau dabar. Bet tik viršai, atsiprašau, laba diena, sklypas preliminarus, o kiti yra ne preliminarus, tai vad kaip su jais? Apačioje tikrai 2 sklypai va šitie va suformuoti, kur 13, 18 ar tas didelis, kuris UAB Klasman Dėlman ežerėlis. Jie jau yra tikrai suformuoti. Vat, ir čia iš vis 1-4, kur mes plokščią statinį projektuojam, tai čia iš vis iki vidurio kelio įeina, faktinio. Čia kažkaip tai, kai buvo žemėtvarka, to kelio iš vis kaip ir netraktavo, kad jis yra, kad kažkaip dalino tos sklypus ir matavo iki kelio, net ant kelio iš vis užeina esama. Ir čia tas kitas kelias viršui, kur ten tas, jūs sakot, kur preliminarus matavimai, tai irgi atmatuoti greičiausiai pagal plotą. Paprasčiausiai, kad pasiektą plotą, kuris buvo ten paskirtas tam žmogui, tai davė kelio tą plotą. Labai gerai padarė. Nu, tai čia pas mus tas pats visur vyksta, reiškia, NŽT dirbo savo, o savivaldybė savo. Ir tos žemės grąžinimo metu. Tai pas mus masiškai irgi tokių yra atvejų, kad savivaldybės interesų visai neatsižvelgta ir atskaldė ten iki ribos ir kaip ir su kelininkais problemos, kur kelios sklypų suformavo, iki pat privačių sklypų NŽT suformavo sklypus, o kur inžineriniams tinklams koridorių nepalikta. Tai tas pačiai visur. Tai matot čia, kad tą sklypą atkabinti, tai čia reikėtų, jeigu jis jau bus suformuotas, arba ten, kur suformuoti sklypai, tai čia reikia arba per detalo, arba anksčiau būdavo per žemėtvarkinį projektą. Vis tiek reikia projektą rengti, žemėtvarkinį, kad padalint sklypus tuos į atskirus sklypus, kad nukabinti nuo tų privačių sklypų. Tai čia praktiškai ir savivaldybė gali tik sumokėti, vadinkim, o realiai tai kai žemės, iniciatorius būti, o vis tiek tas savininkas turi sutikti, dėrėt turi būti sąlygos sudėramos dabar su jais, kad tą sklypo dalį, vadinkim, jisai, po padalinimo parduotų už kažkokią tai sumą. Ir čia sakau, paprastai tai daro savivaldybės per detaliuosius planus pakeičia, tuos privažiavimo kelius formuoja. O atsiprašau, o visuomenės reikmėms jūs negalite traktuoti, kad būtų, reiškia, iškirpta? Labai ilgos procedūros. Mes jau turim vieną analogą čia irgi su vienos gatvės tęsiniu, tai 2 sklypukus iš 2 savininkų, ten 14 arų. Išperkam tai begalybė procedūrų ir dar neturim notarinių veiksmų. Visur, kaip čia dega mūsų tie projektai ir... Mūsų nuomonė, čia mes pasiūlėm tokį greičiausią, vadinkim, kelią, gavot sutikimus dėl tų servitutų, tai manau, kad jeigu protingi ten tie žmonės davė sutikimus, tai greičiausiai ir dėl servitutų neprieštaraus, nes jau sutikimai duoti ir dėl apsaugos zonų, tai mano suvokimu, kad
Greičiausiai čia tokių kaip, aš nemanau, kad tam žmogui bus naudingas tas kampas sklypo, kur 1,3, 1,8. Jis vis tiek nesinaudoja. Jis vis tiek nesinaudos, o kai bus kelias, tai dar plius jisai galės prie šitą pusę per tą kampą ir įvažiuoti savo sklypą. Bus kelkraštis padarytas, vis tiek bus geriau negu buvo iki vadinkim, statybų. Galės... Raimundai, aš noriu paklausti, o čia įvažos neprojektuojam? Mes projektuojam ir nuovažos. Neparodyta. Yra mėlyna, tokia violetinė spalva yra, matot, projektuojama žvyro dangos nuovaža. Ir nuovažo projektuojama yra, pritraukti. Bet į 1,1 sklypą? 1,1. 1,3, 1,8, kur 1,4. O čia kur į 1,1, tai jie turi privažiavimą, matot, jie privažiuoja iš kitos pusės. Iš anos pusės. Jo, ir čia toksai šlaitas gaunasi į priešingą, į kalną važiuoti. Tai čia, jie čia medžių prisisodinę, tai, prie šitą pusę jie nevažinės 1,1. O ten, kur yra logika, pavyzdžiui, 1,4 sklypai ir čia tam pravažiavimai, tai mes tokias nuovažas suprojektavę. Dar atsiprašau, aš įsiterpsiu, ten kur 1,1, jeigu jūs sakote, man atrodo, ten Šarūnė sakė turbūt, kad preliminarus ar matavimai. Aš sakiau Ieva. Ieva. Tai ten ateityje, pavyzdžiui, jeigu bus daromi, dabar padaryti taip, kaip yra, o ateityje, jeigu bus daromi tikslieji matavimai, ne vienas geodezistas jam neįtrauks kelio į sklypo ribas ir bus jo sklypas savame tie mažesnis. Pagal tiksliuosius bus padaryti, kad į kelią neįlystų. Tai dėl to aš ir siūlau, kad dabar padaryti šitą ir tada nebūtų čia tokios nesąmonės iš karto platesnį. Tai jeigu jūs galite inicijuoti, tai žinoma. Pagal bendrąjį planą, tai ten iš vis 20 metrų juosta, tai jūs galite ten savivaldybei reikia, kad norint padaryti vis tiek tiksliuosius matavimus, vis tiek reikės derinti su savivaldybė. Tai norint, vis tiek savivaldybė arba NŽT savivaldybės turės tvirtinti. Tai mano nuomonė, kad čia, kaip ateis su tiksliais matavimais, tai pagal bendrąjį planą turės vis tiek būti tas kelias įvertintas. Taip. Bet ar mes čia, kad Užsižaisit, jo. Ar nesueisim į konfliktą su tuo sklypo savininku, versdami arba prašydami jį atlikti išsamius kadastrinius matavimus ir laisvanoriškai susimažinti žemės sklypą? Aš siūlyčiau dabar, siūlyčiau dabar palikti tai, kaip mes siūlome, o ateityje, kada jis darys tiksliuosius matavimus, jam niekas neįmatuos šito kelio. Ir savaime tas kelias išlys iš tos sklypo. Bet dar noriu paklausti, čia gal jau ir kalbėjot, ar mes įregistruosim taip tą kelią, kur preliminarus visas gerai, kaip visą statinį, ar mes čia kaip atskiras kažkokias dalis, nes matau viens, nes, tarkim, vieni kolegos sako, įregistruosim, kiti neįregistruosim, tai man tas rūpi klausimas, ar įregistruosim šitą statinį? Jūs registruosit kaip plokščius inžinerinius statinius atskirom dalim tą kelią galėsit registruoti. Jūs kaip vientiso statinio neįregistruosit, suprantat? Nes pas mus tas privažiavimo kelias įskaidytas į atskirus statinius, tai plokščius inžinerinius statinius. Tai mes dėl to, kad jūs galėtumėt bent dalį įregistruoti ir jeigu turit kažkokią tai problemą, kad vadinkim, ta problema būtų kaip įmanoma mažesnė, jūs vis tiek įsiregistruosit dalį, kur nėra problemų, o kur bus problemos, jau jūs galėsit tai spręsti atskirai su tų sklypų savininkais. Čia su agentūra, aš manau, bus ginčų. Aš dar vieną klausimą turiu. Jeigu dabar kalbant apie tuos pinigus, šitą kelią mes dabar taip darom iki to kampo, iki rožinio kampo, netarkim, jo ašis bus tokia ir jisai įsikainos pagal tą ašies ilgį. Nes jau to plono siauro galiuko mes nepriimsim į ilgį. Čia bus gerai su pinigais viskas? Nelabai supratau klausimą. Dabar žiūrėkit, darant kadastrą ir ką šito kelio dalis įsikainos pagal kelio ilgį. Taip? Taip. Tai dabar... Čia bus plotą mes skaičiuosim, ne ilgio plotus.
Mūsų plokštieji inžineriniai statiniai, tai plotai skaičiuos. Gausis, čia kažkoks plokščias. Čia bus plokštieji inžineriniai statiniai. Mes negalim kai vieno statinio daryti, dėl to, kad jisai per atskirus sklypus. Jeigu jūs norit registruoti statinį, tai turi būti vienas sklypas, suprantat, suformuotas vienas sklypas būtent tam keliui. Dabar ir valstybiniai žemiai formuoja sklypus būtent gatviai. Pavyzdžiui, gatvės ribos ir būna atskiri tos gatvės suformuoja sklypus. Savivaldybės dabar Vilniaus mieste, kitose miestuose formuoja, pavyzdžiui, gatvėms sklypus. Ir jeigu jūs norit registruoti tą gatvę, tai turi būti sklypas tos gatvės. Ir registruojate jau tą gatvę pagal tas nustatytas sklypo ribas. Statinys sklype. Statinys turi turėti vieną sklypą, negali būti vienas statinys per 2 ar 3 sklypus. Viskas tvarkoj negali, tik aš galvoju, kaip aš agentūrai parašysiu, kad aš plokščią statinį įrenginėju. Tai man gerai. Tai jūs plokščią statinį įrenginėjat. Ne gatvė, visur kalbėjom apie privažiavimų kelią, o dabar atsiras plokščias statinys. Pasižiūrėjau. Mūsų plokščias inžinieriai, mūsų privažiavimas, vadinkim, bus suskaidytas į atskirus statinius, nes mes kitaip negalim padaryti. Aš suprantu, kad jūs negalite ir jau čia turbūt nieko kito. Jo, bet čia jau ne jūsų problema, taip, čia yra problema reformos viso žemė. Mes jau sukamės iš tos situacijos, kur yra pagal faktą, kad kažką tai padaryti, nes jūs, kaip suprantu, nenorit atsisakyti to privažiavimo, norit susitvarkyti, o tas privažiavimo kelias, kodėl jis gali būti kaip ir atskiri plokštieji inžineriniai statiniai, statybos techninis reglamentas to nedraudžia. Mes ir Kėdainiuose senamiesčio zonai suprojektavom kaip atskirais inžineriniais statiniais, nors yra viena bendra infrastruktūra per visą kvartalą, bet pagal detalų planą išdalinta į atskirus sklypus, tai kad galėtų registruoti statinius, irgi registravom privažiavimo kelius, aikšteles kaip atskirus plokščius inžinerinius statinius. Kad galima būtų priskirti sklypuos ir čia viskas kaip ir normalu. Mes 11 parkavimo daugiabučių namų kiemų, 11 parkavimo aikštelių taip pat įvardinom kaip plokšti inžineriniai statiniai. Matot, jeigu ten biudžeto lėšom, tai galima gal ir galvot laisviau biškį ir interpretuoti. Bet čia Europos Sąjungos, tai čia ta agentūra ryte vienokia nuomonė, vakare kitokia nuomonė ir čia galim tikrai turėti. Bet iš ekspertavimo pusės, tai galim mes projektuoti ir statyti plokščius inžinerinius statinius. Ir reglamentas gi nedraudžia. Tai jeigu ekspertizę jūs turėsit, vis tiek ekspertizę atliksit. Turėsit ekspertizės išvadą, tai jeigu ten agentūra kažką norės nuginčyti, tai tada turės kitą ekspertą samdyti ir sakyti, kad tas jau suklydo, ar ne taip. Jūs, kai turėsite ekspertizės išvadą, tai jūs daug ten nekalbėkit, sakykit, mes turime ekspertinę išvadą, kad projektuojam kaip plokščius inžinerinius statymus dėl to, kad dalis kelio patenka į privačius sklypus, ir mes negalėsim suformuoti kaip vientiso statinį. Ir viskas, ir buvo priimtas sprendimas daryti plokščius inžinerinius statinius ir registruoti atskirai. Ja. Bandom su jūsų pagalba ir su visų kitų. Mes kitokios pagalbos kaip dabartinė, tai ir kitokios praktikos neturim. Ta prasme, mes žinom, kad galima daryti, bet tada reikia daryti arba žemėtvarkinį projektą, arba detalų planą. Bet vis tiek su žmonėmis arba sklypus vis tiek reikės tada išpirkti, vis tiek tą klausimą reikės spręsti tiesiogiai su tų žemės sklypų savininkais. Ir ilgai ir nuobodžiai. O gal galite atsiųsti tą Kėdainių unikalų numerį, kur jūs ten kažką sakėte, darė tokį plokštų horizontalų statinį pasižiūrėti? Mes galim projekto ištrauką. Tai ne projektą, o tarkim, vis tiek, jeigu jie laimingai įsiregistravo tą plokštį. Jie dar neįsiregistravo, mes esam suprojektavę, šiuo metu vyksta statybos. Bet mes su jų specialistai pasakė, neformuokit per 2 sklypus vieno statinio, nes mums net ir projekto statybos leidimą turint, net jie ir išduoda, pavyzdžiui, buvo išdavę savo projektui statybos leidimą kitam, bet registrų centras neregistruoja, nes suprojektuotas kaip vienas statinys per 2 sklypus. Ir jeigu tu nori įsiregistruoti, tu turi tada sklypui išskirtas atskiras dalis tą statinį, atskirus plokščius inžinerinius statinius. Tai čia grinai buvo problema dėl įregistravimo. Tai su jais yra šiuo metu, mes taip suderinom projektą remdami, kad darom plokščius inžinerinius statinius pagal nustatytas sklypų ribas. Lygiai tą patį, ką dabar darom pas jūs šitam projektui.
įlendam į privatų sklypą ir įskiriam kaip atskirą statinį, kaip plokščią inžinerinį statinį. Čia grinai dėl įregistravimo problema. Jūs galite, čia leidimo nereikia, jūs leidimo neišduodat. Projekto ekspertizė, aš manau, kad čia turėtų viskas būti gerai su tais plokščiais inžineriniais statiniais. Bet dar vienas tada klausimas čia toks, kad, tarkim, gerai, tas pagrindiniai kelio dalis kaip plokščias inžinerinis, bet jo reikalavimai atitinka gatvės, tarkim, ateityje, kad jeigu neregistruosim kiekvieną... Jūs čia gatvės neprojektuojate, jūs čia privažiavimo keliuką projektuojate. Nu, keliukas, bet ar atitinka kažkokius reikalavimus, kad nebūtų paskui, kad plokščiai... Privažiavimo kelio reikalavimus atitinka. Mes matot, tą kelią projektuojam kaip kelią. Mes plotį parenkam pagal reglamentą, kelkraščius, vandenį nuvedam, nuolydį formuojam, skersinį į vieną pusę, yra skersiniai, išeiliniai nuolydžiai, viskas čia gerai. Viskas tvarkoja, kad kaip keliai, viskas ačiū, tiek ir norėjau. Ok, dabar Tempa ežeriai yra komunalinių atliekų konteinerių aikštelė. Ji nejudinama, ne ko gero? Ne, mes ten suvėsim tas projektuojamas dangas su ta esama atliekų aikštelė. Ir reiškia, tos komunalinių atliekų aikštelės aptarnavimas vyks per aikštelę įvažiavus ir šalinant konteinerius. Taip, supratau. Taip, čia bus apsisukimas, čia bus pakankamas apsisukimas sunkiasvoriai mašinai, jeigu čia po lankymo valandų, tai čia tikrai be problemų bus geriau. Matot, plotas netgi asfalto didesnis, vadinkim, negu dabar esama. Čia 1,5 metro dar išplaties, tai čia jūs turėsit geresnės sąlygas apsisukimui, vadinkim, ir aptarnavimui ten tų šiukšlių konteinerių. O dabar vis tiek bus šienaujama, prižiūrima ta teritorija, aptarnaujantis transportas, jis galės įvažiuoti tik į aikštelę ir jo pasilikti transportą, ar galės įvažiuoti ir tuo žvyruotų keliu? Galės važiuoti žvyruotų, mes tenais nekeliam bortų, mes darom visur plokščius bortus, kad galima būtų nuvažiuoti. Tai reiškia, pro 41 parkavimo vietą bus pravažiavimas į tą žvyruotą kelią. Ne per 41, šalia 40, tarp šiukšlių konteinerių aikštelės ir 41 aikštelės, čia kur esamas matosi, čia punktyrinės linijos to esamo pravažiavimo. Puiku. Ir mes dar ką darom čia, kur tos saugos aikštelės, saugos ten salelės. Iš pat pradžio buvom numatę pakeltas daryti su bortais, o dabar numatėm tik tai šviesą atspindinčiais dažais uždažyti, tam, kad irgi būtų geresnės sąlygos automobilių prasilenkimui. Jeigu, pavyzdžiui, iš 34 vietos važiuoji link išvažiavimo, čia yra tik 3,5 metro. Tai kad galima būtų užvažiuoti dar ir ant tos, vadinkim, štrichuotos kažkiek linijos, mes dar čia pagal tą ilgą kraštą dar matysim, aišku, ir tokį irgi kaip kelkraštį. Bet esmė tame, kad bortų galvojam nekelti, nes ten, geriau, man atrodo, kad užvažiuos ant to užštrichuoto žymėjimo, negu kad, į bordiūrą remsis ratai. Juolab, kad čia tas matyti eismas nebus toksai intensyvus, kad čia į pirmyn atgal važinėtų, tai kad bus geresnės vis tiek sąlygos, kaip pasakyti. Nes faktas yra tas, kad Vilniaus miesto parkinguose kai kur tas salelės įrengia metro pločio. Yra iš anksčiau įrengtos metro pločio. Pavyzdžiui, prie Ikėjos mes nežiūrėjom, prie Maximų įrenginėjama metro pločio. O dabar reglamente parašyta, kad ta salelė turi būti 2,5 metro pločio. Tai kad gal tiek ir nereikia, bet reglamentas sako, kad 2,5 pločio, tai mes ir suprojektuojam 2,5 pločio. Čia aš įsivaizduoju, kad gal 23, 17 iš parkingo išvažiuodamas automobilius turėtų, vadinkim, vietos manevrui. Nebūtų taip, kad tu pasuki iš karto į tą pravažiavimą. Tai čia tas 2,5 metro reikalingas tas plotas. Bet vadinkim, prasilenkimui vis tiek būtų gerai, kad bent 4,10 metrai pločio būtų. Tai jeigu mes netgi ir kelkraštį įrengiam, vadinkim, nuo lietaus vamzdyno projektuojamo pusės, vis tiek mes labai nedaug turim tam, vadinkim, prasilenkimui. Nors reglamentas, sakau, leidžia 3,5 metro pločio daryti tą pravažiavimą.
O dabar, Raimundai, jeigu mes nedarytume tos salelės, o įrengtume dar po vieną parkavimo vietą, neišeina? Mes negalim to, nes Negalim. pagal reglamentą turi būti tarp pravažiavimų ta 2,5 metrų, tai kad ekspertizė praeit. Tai sakau, mes tai kaip de facto greičiausiai gal ir statys tas mašinas ant tų salelių, jeigu mes padarysim vienam lygiui, suprantat? Gali būti tas. Mes padarysim tik žymėjimą, suprantat, bus kelio dažais išskirta ta sala. Vadinkim, bus kaip ir negalima bus parkuoti, bet vadinkim, jeigu prasilenkimo ir ką, tai vis tiek automobilis, faktiškai, suprantat, užvažiuos ant to punktyro ir pravažiuos tą štrichuotų. Tai vis tiek bus geresnės sąlygos, o jeigu ten... Ratlankių neapdaužys, vienu žodžiu. Taip. O ką dabar darote tuose tarpuose 1,80 m, 1,50 m tarp parkavimo vietų, kas ten žaliavėje bus? Ne, ten bus asfaltas, bus ratų atmušėjai. Suprantat, kaip automobiliai privažiuoja iš vienos pusės, galų privažiuos iš kitos. Tai vadinkim, bamperis kabo už ratų dar būna 60-70 cm. Tai ten, vadinkim, tarp raudonų punktyrų, tai ten saugos tas plotas yra. Pagal reglamentą turi būti nuo ratų atmušėjo, kaip minimum 75 cm. Tai va čia ir yra apie 2 metrai, 1,80 m yra tas saugos plotas. Bet ten asfalto danga. Ten asfalto danga, tai bus paprasčiau įrengti. Padarys vietis asfalto danga ir padarys ratų guminius atmušėjus, kad, važiuojant galot atsiremsi ir tie guminiai atmušėjai ratų, tarp jų galės ir lietaus vanduo pratekėti. Kaip pasakyti, nebus bordiūrų. Jie link ežero galės vanduo tekėti į apačią. Dabar aš dar norėčiau grįžti dėl elektromobilių įkrovos vietų. Mes panašų projektą darom Draugystės mikrorajone, kur įrenginėjam 60 su trupučiu vietų ir projektuotojai vadovaujasi kažkokiu tai teisės aktu, kur būtina įrengti ne mažiau kaip 10% jau faktiškai įrengti elektromobilių įkrovos vietų ir 10% paruošti kanalus. Čia aš matau procentai visai kiti. Procentai ten yra reglamentoje numatyta, kad 10 ten greito yra įkrovimo vietos ir lėto. Tai 5 vietas lėto įkrovimo gali pakeisti viena greito įkrovimo stotelė. Galima projektuoti arba 5, vadinkim, lėto įkrovimo, tai čia gautųsi vietoj šitų 2 greito įkrovimo stotelių, kur mes suprojektavom, turėtų būti 10 lėto įkrovimų. Bet jeigu mes projektuojam lėto įkrovimo stoteles, tai vadinkim, tose vietose negali įprasti automobiliai parkuotis. Suprantate, tai mes visur į savo projektus įtraukinėjom greito įkrovimo vietas. Viena vieta turi turėti 50 kW. O viena lėto įkrovimo vieta turi 11 kW. Tai grubiai tariant, tu galima pasirinkti pagal reglamentą galima pasirinkti, ar jūs projektuojat 5 lėto įkrovimo vietas, ar vieną greito įkrovimo vietą. Supratau. Tai mes projektuojam greito įkrovimo stoteles, kad ne už parkingo neužimtų. Tai kam jums reikalingos jums čia... Ir projektuojam antrame etape. Taip. Ir projektuojama aikšteles, tai pirmame etape, tik tai elektros pajungimas bus, vadinkim, mes gaubtą dabar numatysim. Gaubtą numatom per visą privažiavimo kelią iki ten nuovažos į keliuko, mes numatom dėklą. Tai paskui, jeigu reikės tą kabelį pratempt antrų etapų, tai tą dėklą pratemps. Tai mes dėklus numatom ir tą vietą stovams pirmuoju etapu ir dėklą, o jau antruoju etapu pačius stiebus, vadinkim. Reikės tik tai, vadinkim, stiebą pastatyti ir su ESO susiderinti tam privačiam tiekėjui, kuris užsiims tą komercinę veiklą, reikės susiderinti ESO įvadą. Kad ESO duotų gali nuo numatytos vietos, nuo nuovažos. Ne, tai čia antras etapas nebus įgyvendinamas. Savivaldybės, man atrodo, net negali komercinė veikla užsiimti. Čia turi daryti privatus šitie.
čia privatus turi būti. ESO gal gali pardavinėti, aš nežinau, bet savivaldybės, man atrodo, jūs net jeigu ir norėtumėt pardavinėti tą elektrą, tai jūs negalėsit. Tai mes dėl to Nu tai todėl mes jau nukėlėme į antrą etapą, o jūs jau tam kaip norėsit. O dar žiūrėkit, aš galiu paklausti tokia kvaila gal mintis, bet jeigu dėl to įregistravimo čia detalūs planai ir visi daug niuansų ar ten nesutikimų gali būti, kažin ne kvaila būtų įsiskirti aikštelę, statinius į tą gatvę ir jau į trečią etapą tuos elektros, kad jeigu atsitiktų taip, kad mums stringa, tai mes bent padarom iš ES. Čiagi pas jūs yra nesudėtingieji statiniai, statybos leidžiančio dokumento nereikia. Ir pas mus numatytas etapiškumas ir dar mes ratom, kad užsakovas gali pats tą etapiškumą ten tikrinti. Kurį etapą nori pirmiau statyti, tą ir stato. Gali pradėti nuo trečio ar nuo penkto. Ir pas mus, vadinkim, plokšti inžineriniai statiniai, kurie jau patenka į rekreacinį sklypą, irgi yra išskirti. Nes pas jūs yra riba nubrėžta iki, vadinkim, tos įvažiavimo į sklypą ribos, ten kaip atskiri statiniai, tie plokštieji inžineriniai statiniai privažiavimo kelių formuojami. Supratau, tai mes jei norim statom atskirai ir atskirai, viskas aišku. Jeigu nukrenta arba nukanda kažkas jums uodega, vis tiek jūs galite ten tą aikštelę viduje sklypo statyti. Daryti. Taip. Ir dar tokį vieną dalyką, čia mes lietaus tinklui, va čia šitie du medžiai, kur yra va tas lietaus tinklas, šulinukas ir eina lietaus tinklas, tai čia šitie va medžiai labai arti irgi to lietaus tinklo, tai mes dabar dar į sąrašą įtraukim šitus du medžius, kad juos šalinti, nes jie nebuvo tam pradiniam sąraše parašyti, bet vis tiek labai arti praeinam ir bent jau vieną medį tai tikrai reikės pašalinti. Ten brandus didelis medis, 45 cm. Taip, lengva. O tai prastumimų neina? Ten prastumimų, tai ten esamas vamzdis yra, tai ten jį reikės laužyti ir čia bus... Užsikimšė dar bus gal. Nu jo, čia triukšmo bus. Dėl tų želdinių. Nežinau, tai kaimuose išpjauna prie bažnyčių, tai didžiausius medžius visur išpjovė ten kunigai ir niekas ten pasimeldė. Visi atėjo į bažnyčią, matyt, pasimeldė, atleido kunigas. Tai va, bet mes ne kunigai, o čia yra bėda. Tai reikia pasakyti, kad bažnyčių ir mišes užpirkit už medžius ir... Mes kenkėjai. Ne, nu tai kenkėjai. Mes žinokit, kai buvom objektai pirmą kartą, tai ir kilo abejonių dėl medžių galimybės kirsti. Tai vat, labai gražus kai kurie. Geros būklės gražus, o čia ir yra. O čia ir yra problema. Nu, daugiau negu pakankama pas jūs ten tų medžių yra, vadinkim, vidiniai teritorijai, ten praktiškai kaip miškas iš visų pusių ten. Aš suprantu, kad reikia 20 medžių nukirsti, bet čia ir yra, vadinkim, tarp žmogaus ir gamtos ir yra tokia kaip konkurencija. Jeigu tu nori, vadinkim, geresnių infrastruktūros sąlygų, tai kažką tai turi aukoti. Nugi negali tarp mašinų ten važinėti, kažkaip arba ten galima galbūt privačius sklypus tada ten lysti, ten kažkokį kelio vingius daryti, visą laiką ir ieškai to sprendimo, vadinkim, ir plus tas kelias jau yra susiformavęs, tai manau, kad mažiausiai būtų poveikio vis dėlto daryti palei esamą tą kelią, praplatintą keliuką ir iškirsti tiek medžių, kiek yra numatyta. Ten dar lysti į kitą vietą, tai vis tiek reikėtų nukirsti tuos medžius ir greičiausiai žala gamtai būtų tik didesnė, ne mažesnė. O Raimundai, dabar jeigu pradedant trečioji parkavimo vieta ir visos sekančios, jeigu mes jų nedarytume, tarkime, įsaugom medžius? Ne, tai čia nelabai numatyta. Čia nedaug medžių. Čia nėra kirtimus, ne? Čia net nėra kirtimų, matot, kurie yra arti. Čia, kurie yra numatomi, čia nėra parodyti, čia mes parodėm medžio apsaugos juostas, 3 metrai. Medžio apsaugos juostos, tai va čia uždėję juostas parodyt,
kur gali būti konfliktas su projektuojamu statiniu. Tai va tas apsaugos juostas uždėjom ant medžių, raudoną punktyrinę liniją. Tai va ten, kur vadinkim, ta punktyrinė linija nepatenka į statinio ribas, arba ten nedaug patenka, tai mes neplanuojam jų kirsti, bet ten, kur jau, nu, matot, šitas lietaus tinklas, medis praktiškai auga ant lietaus tinklo. Tai čia gali būti, kad ir tas esamas vamzdis jau pažeistas tų medžių šaknų sistemos, nes, nu, sakė, kad ten seniūnija kažkaip valė, ten tvarkė tuos vamzdynus, tai dabar dar neaišku, kokia būklė to esamo lietaus tinklo, nes, nu, dažniausiai medžiai ir žalos pridaro, ir Vilniaus mieste, nu, visi džiaugiasi medžiu, bet kad tas medis gadina infrastruktūrą, šaknų, nu, sistema įsibrauna į vamzdžius, į vandentiekio vamzdį sugeba šaknis prasiskverbti. Ardo medžių šaknis vamzdynus. Tai čia, nu, praktiškai, jeigu tu nori medį turėti virš kažkokios, nu, komunikacijos, tai turi būti plieniniai stori dėklai, kad vadinkim, nu, kad medžio šaknų sistema nepažeistinėtų, vadinkim, vamzdynų. O dabar dar vienas klausimukas, dabar žiūriu į elektromobilių įkrovos vietos plotį, matau 2 metrai. Šiaip parkavimo vieta 2,50. 2,50 šoniniam parkavimui, nu, tam 2,50 plotis yra, kada, vadinkim, yra statmenas parkavimas arba pasuktas, o lygiagrečiam parkavimui 2 metrai plotis reglamentas. Bet pažiūrėk, 15 vieta 2,50 ir visos kitos. 15, nes jinai statmenai važiavimo krypčiai, o čia lygiagrečiai. Kai yra lygiagrečiai važiavimo krypčiai, yra, nu, reglamente 2 metrai plotis. Mes ir kitur darom projektą 2 metrai, o čia 2,50, va kur 3, 4 pagal reglamentą, o 15, 6, kur važiuoja automobilis ir stato skersai mašiną arba, nu, pasuktai šiek tiek. Tai 2,5 metro pločio. O jeigu tu važiuoji ir lygiagrečiai parkuoji, tai užtenka 2 metrų pločio. 2 metrai plotis plus 75 cm durimą atidaryti. Dar turi būti erdvė iš šono. Nu, medžiai arba kažkokie, nu, va, tos įkrovos stotelės pastatytos per 75 cm nuo bartelio, kad, nu, vadinkim, durelės atidarydamas, nu, galėtum išlipti. Okay. Visų perimetrų aplink aikšteles turi būti 75 cm, saugos juosta, neturi būti didelių šlaitų į viršų, nu, kurie kliudytų, vadinkim, išlipimui. Ar dar užsakovas turi kažkokių klausimų? Aš turiu klausimų. Sveiki, Šarūnyčiai Plaitį. Jūs po betoniniu šachmatų stalu projektuojat guminę dangą su betoniniais barteliais. Ar yra logikos tą guminę dangą daryti po betoniniu stalu? Ar nebus taip, kaip būna prie žaidimų agregatų, kur įsitvirtina į žemę, po metų pasidaro skylės, ar negeriau tokioj vietoj trinkeles sudėti? Ar nedaugiau logikos, arba išvis palikti žolę? Žolę tai reikės, nu, šienauti, o kaip yra kojos, nu, daug elementų ir nu, bet gal tada logiškiau būtų trinkeles tokioje vietoje sudėti, o ne guminę dangą, nes mano manimu... Tai man atrodo geriau tada asfaltą užasfaltuoti. Arba asfaltą užasfaltuoti, nes ištisai trypsis, o žinom, kai būna su guminė danga. Tai tikrai nėra praktiškas dalykas po stalu įrengti guminę dangą. Tai asfaltą tada, kaip mes į Voniškį darėm po soliukais visur, nu, nuo pėsčiųjų tako, asfaltinis takas, asfalto danga, tai darys šitas aikštelės, tai padarys ir asfaltinį šitą. Nes praktiškai garantuoju, kad nepraėjus pirmai žiemai atsiras duobės ties betoniniu stalu. Tai įvertinant pastabą. Aš tik tai nežinau, man atrodo, ten tos dangos gali būti ir ant asfalto klojamos, bet man atrodo, kad čia neverta padaryti asfaltą ir viskas po to stalu. Aš tai manau, kad tikrai neverta dėti guminės dangos po stalu. Tai yra tikrai nepraktiškas. Tai gerai, tada keičiam į asfaltą. Guminės dangos pagrindas ir yra asfaltas, ant asfalto klojama. Tai neplaukim dangos, o palikime asfaltą tik tai. Nu taip,
Gal žmogui ten minkštesnė danga, gal maloniau būtų ten vaikščiot, bet tai man atrodo, kad... Nu, nejuokinkit po šachmatų stalu. Ne, tai darom asfaltą ir viskas, aš čia sutinku 100%, nesiginčiju. Priėmėm. Prašau. Ten dar kiek atsimenu yra ir krepšinio aikštelė aptverta, ne? Taip. Yra. Ją paliekam. Ten irgi ant gumos danga numatyta. Taip, gumos danga yra. Tai čia jau turbūt logiška. Nu, jeigu nukris kažkas ten gumos krist, nu, kaip pasakyti, mažiau pažiūrėti. Tai čia jau yra žaidimų aikštelė ir faktas, kad logiška ir jau jie vieną tokią turi ir prižiūri, ir valo, ir šluoja, ir nuo augmenijaus to saugo, ir viskas čia tvarkoja, bet yra logiška, kur žaidimų aikštelė, o kur stalas, tai tos logikos tikrai nėra. Taip, priėmėm. Tai gerai, padarysim asfaltą, tikrai čia dar geriau bus, ta prasme vis tiek asfaltuos taip ar taip, už asfaltuos ir tačiau. Gal dar kokių nors klausimų? O Šarūnė, tas vėjos, kurys aplink aikštelė, tu gal pameni, kai sena ta aikštelė ten kažkaip palikta tarpas, tai tas kurys dabar bus gerai, net tam tarpe tarp... Kurioje vietoje aš gal gali parodyti projektuotojas? Aplink... Čia aplinkui. Šešta, kur aikštelė krepšinio, tai matot, ir aplinkui čia bus kurys, o tvora? O tvora, čia vat irgi tamsiai žalia linija parodyta iš dviejų pusių. Iš lanko pusės, kur jau bus... Oranžinė, taip? Ne oranžinė, tamsiai žalia. Už korio, matot, yra... Aš tai nežinau, kaip ten tą korį paskui pjauti, prižiūrėti. Tai vadinasi, aš pas juos dabar, kai yra aikštelė, tai matyt, mes kalbėjom, kad yra kažkaip nepadarė ir liko tarpas ir ten gaunasi toks vat ir žodis. Čia gal geriau asfaltą padaryti, o ne korį. Tai matot, taip ta žaidimo aikštelė ant asfaltinėje, vadinkim, yra, o tas korys tai tikrai tik tai vėjos, vadinkim, tokiam kaip sutvirtinimui. Jisai, nu, kad neištryptų, vadinkim, vėjos ten, bėgiodami pačio krašto. Jis daugiau bet tik tai vėjos... O kaip jo priežiūra bus? Su žolė pjovė, pjaus su didelio... Ko gero trimeriu? Ne, čia tai turės pjauti su surinkimu, nes iš principo, va čia, kur ta L forma pas mus yra numatyta 9,50 m ir į šitą pusę, nuo ežero pusės, ta kamolių gaudyklė, tai, nu, tu vis tiek tada turėsi kažkaip tai prieiti. Nu, ta prasme, bus tarpas ir turėsi su surinkimu, nu... Gaila, kad seniūnas nedalyvauja ir negali atsakyti, kaip ten jie ar turi tokį dalyką. Tai jiem kažkas su tuo tarpu, bet ten tvora, eina tvora, o čia gaudyklė, tai gal du skirtingi dalykai. Ten tai su tuo tarpu tiesiog, kad nepadarytas toks perėjimas, ten, man atrodo, iš karto žolė yra padaryta. Nesujungta, taip, pakelta, ta aikštelė išplaniruota, pakelta. Ir likę didžiuliai nuolydžiai lyginant su žole. Tai ten, kiek žinau, akmenų lyg tai, ar skaldeliais pylės. Nežinau, man tai atrodo tik tiek, kad nu, čia tas apsunkina visą priežiūrą, bet kokį kitą sprendinį pasiūlytą ir pati nežinau. Šarūnukė, kaip ir ažūrą darom parkavimo aikštelėse Draugystės mikrorajone, tai irgi kaip jį pjaus, nežinau. Bet žinau, čia mieste, kaip sakyti, o čia tai seniūnija pati, kaip suprantu, prisižiūri tą aplinką. Tai jie neturi tiek, kiek mes samdom priežiūrą mieste. Aš manyčiau, kad su trimeriu galima tikrai tą... Na, manau, kad ras išeičių, susitvarkys tikrai kažkaip. Matot, tas trimeris problema. Trimerės kabinsius už kamolių gaudyklės tinklo, suprantat, ten tinklas, reikės tada tos tinklus kažkaip tai šienaujant pakeldinėti, kaip sijoną. Atsiveš iš kaimo žmogų žolė pjovė paskolins ir nusipjaus 3 kartus per vasarą. Arba nuravės mačiutės. Jo, o dar jūs įvertino tuos tinklus statant, kad seniūnas sakė, kad labai ten, ta buvo išlaužta tvora, ar kas ten, kad labai vėjuota, kad stiprus jie turi ten į gylį būti, nes ten labai vėjas kažkaip pučia ir ten... Pamatus, pamatai stulpų turi būti 1,60 m gili, ten dėl įšalo mums ekspertai rašo pastabas, negalėtų ten to stulpo, ten 0,5 metro į žemę įbetonuoti. Jau tokius kaip reikia.
Taip, čia mes Pagal normatyvus. mes iš vis darom tuos stulpus, paimam 315 skersmens, 315 mm skersmens plastikinį šulinį, įleidžiam metrą 60, metrą 20 ir įbetonuojame tą šulinį. Tai gaunasi tokia konstrukcija, kaip su pamatu tas, vadinkim, stulpelis. Vienu žodžiu tvirta. Taip, tvirta, ten man atrodo, Patikima, taip. Jinai tas pats šulinio šonai gofruoti ir jie gerai susiriša, tu ten jo niekad neištrauksi iš to grunto. O dabar klausimas, nuo ežero pusės 8 metrais ilgesnė tvora projektuojama, bet aš matau, lankas bus šiauriniai pusėje krepšio. Tai metant kamuolys, jis atgal neatšokinės tiek per visą aikštelę. Reikia čia taip 8 metrais ilginti. Nežinau, galim kažkiek tai sutrumpinti, bet kodėl neatšokinės? Tai tu, vis tiek žais į tą pusę. Tai neužtenka sulik aikštelę tos tvoros. Matot, toks yra dalykas, čia yra pavojinga tai, kad to žvyrkeliu gali kažkas važinėti. Suprantat, paskui kamuolį bėgs, suprantat apie ką eina. Tai mes padarėm ilgesnį tą tinklą dėl saugumo, dėl to, kad kai vaikai jie nežiūri, išlieks tau į tą pusę. Ir paskui kas atsakys? Sakys, kad būtų tinklas, būtų čia apsauga. Aš tai manau, kad čia nesąmonė ir perteklinis reikalas. Ten niekas nevažinėja dideliais greičiais, nes visų pirma, neįmanoma ten važiuoti dideliais greičiais tuo duobėtu keliu palei ežerą, kurio mes nieko netvarkom, nedarom. Plus tai daugiausiai žaidžia suaugę žmonės. Ne, tai žiūrėkit, mes nenorim ginčytis. Jeigu jūs pasakysit, kad trumpinam ten 5 ar galim su lyg kraštu padaryti. Aš tai manau, kad užtektų su lyg kraštu. Žiūrėkit, pasitarkim, ar tikrai mes matome galimybę važiuoti kažkam tai tuo žvyrkeliu apart aptarnaujančio transporto. Yra ten važiuoja, ten žvejai važiuoja, o jeigu kokie vaikai žais, išlieks tau greitai, tai gali ir nedidelis būti greitis. Suprantat, ne, tai čia žinokit, tikrai neišlieks. Ir tikrai, manau, neverta tos tvoros daryti. Gerai, tai neišlieks. Mano manimu, tai čia perteklinis toks truputį dalykas. Nes matot, čia iš vis yra tik 3 metrai, įsivaizduokit. 3 metrai, tai čia yra visai nedaug. Tai ne 3, nes šito... 3 metrai nuo kelio krašto. Aš tai galvoju, kad čia ne tie kaštai, kad jūs čia pataupysite ant tų kelių. Bet klausyk, aš tai kalbu ne apie taupymą. Bet iš principo, žinot, vis vien tai yra judėjimas būna keliu. Gali būti vienas kartas. Tai saugumo atžvilgių tikrai pasiteisina. Bet dar yra kitas aspektas, teritorijos tvarkymo atžvilgis. Tai ta išlindus tvora iš po aikštelės 8 metrus beveik, ką žinau, ar labai čia džiaugsis tie, kas pjaužuoja. Gerai, priėmėm. Jeigu jūs parašykit mums pastabą, mes išimsim, bet jeigu ten kažką nutrenks ar dar kažką, tai mes turėsim kuo apsiginti. Aš tai nerizikuočiau, dėl to, kad dabar iš vis taip eina gyvenimas, nieks nesisaugo, o paskui kažkas kaip atsitinka, tai tada ieško kitų kaltų. Suprantat, o čia 3 metrai tik tai nuo kelio, vadinkim, tą krepšinio aikštelę. Čia labai nedidelis atstumas ir, Bet čia nėra kelių oficialiai. Oficialiai važiuoti čia niekas negali. Aš kai žmogus žaidęs krepšinį, tai suprasčiau, kad ta sienelė tokio ilgio pakankamai normalus dalykas, nes kamuolys dažnai nereikia nei vaiko užbėgančio ar suaugusio, užtenka kamuolys ten išlieks kažkur tai ir kažką gali išgąsdinti ir dar panašiai. Plius toj pusėje yra vanduo. Tai gal ten ne 8, gal 6 metrai gali būti, bet principas tas, kad tikrai turi būti už aikštelės ribų išsikišusi tvorelė. Čia mano nuomonė. Bet aš dar noriu grįžti dėl važinėjimo tuo keliuku. Važiuoja žvejai, žinokit, mes buvom nuvažiavę. Ne, aš ir klausiu, į kur jie važiuoja? Į kur? Jeigu mes parkavimą... Kažkaip ratu jie važiuoja. Jeigu mes parkavimą padarom, tai vadinasi tam, kad automobilius paliktų čia. Ne? Jie važiuoja aplink ežerą. Va čia yra išvažiavimas, matot viršų. Ir ten yra išvažiavimas taip toliau. Va čia, matot viršų yra prie 8.3 ir viršų yra toksai
ir ten yra išvažiavimas, ir čia važinėja. Tai mes matėm tenais ir tarpinėse vietose pristatyta buvo mašinų žvėjai, žvėjoja ir važinėja. Ir čia labai arti to keliuko. Mes dabar sutvarkom infrastruktūrą ir lyg ir norim tvarkos. Tai jeigu dabar automobilius leisim čia važinėti ir parkuoti prie krepšinių aikštelių, prie paveisinių, kur žmonės ilsisi, tai ar čia mūsų yra tikslas toksai? Aš įsivaizduoju, kad palieki ir pėsčias keliauji iki artimiausio ten net į objektų. sodybą, žiūrėkit, nu ir iš kitos pusės, bet sakė, seniūnas tikrai važinėja ir ten iš kitos pusės atvažiuoja ir žinokit, nežinau, kaip su tuo nevažiavimu. Tai čia tie, kurie atvažiuos poilsiauti, tai jie parkuosis čia, taip, bet yra jeigu pravažiavimas, tai yra pravažiavimas ir kitų tikslų važiuoja žmonės ten tolimesnių atstumų. Bet tai žinot, žmonės poilsiauja, dekius pasitiesę, o jam pro nosį važinėja kažkokie tai tranzitiniai automobiliai. Ne, tai tada reikia galvoti, galima galbūt tada uždaryti, bet reikia detaliau nagrinėti. Ten tai tikrai yra į privačius sklypus pravažiavimai. Bet ar tai yra servitutinis kelias kažkam tai įvažiuoti į sodybą? Manau, kad nėra, bet važinėja, tai mes, suprantat, kaip pasakyti, mes galvojam, kad jūs neplanuojat nieko keisti. Jeigu jūs planuojat, tada reikėtų daryti kažkokius apribojimus eismo, kad užtverti kažkokiais stulpeliais, koliukais, kad nevažinėtų. Taip, tai yra tie paguldomi. Tai kuoliukais mes negalim užtverti, nes važiuoja aptarnaujantis transportas, kuris atveža biotualetus, išveža biotualetus. Tai čia mes galim padaryti kaip Marių parke. Yra gulsti, rakinami stulpeliai, kur aptarnaujantis transportas atvažiavo, atsirakino, įvažiavo, išvažiuodamas vėl pakėlė. Galima ir taip. Kaip ir Marių saloj. Bet čia reikia tikrai su seniūnu Saulim pasišnekėti, ar mūsų tikslas yra sutvarkius įsileisti žalę jaunimėlį su bembais, kurie, brūžys, darys betvarkę ir parkuos ant žalios vėjos, bet kur, suprantat, tai kam mes tada 40 parkavimų vietų rengiam ir kišam pinigus didžiulius. Tam, kad ko gero poilsiavietė būtų poilsiavietė, o ne automobilių parkavimo vietomis. Kita vertus, tų vietų, kaip suprantu, vis tiek galimai bus per mažai vasarą. Tai jūs tranzitą turėsit uždaryti, tokiu atveju, teisingai? Tranzitas, va ten, kur toliau. Aš tai prieš tranzitą. Tikrai. Jūs turėsite numatyti kažkokias priemonės uždarimo. Arba ženklinimą, akligatvis, arba eismas draudžiamas už aikštelės, kad nevažiuotų. Arba kažkokius stulpelius rakinamus, paguldomus. Aišku. Gerai, tai jūs tada... Pasitarsim. Po šito viešinimo jūs parašysit savo vertinimą. Ne, tai mes, man atrodo, Renaldai, derinam projekto metu tokius čia, kaip pasakius, čiagi tinklas sutrumpinti, ten dar kažką, tai čiagi nėra esminiai kažkokie tai dalykai. Tai mano nuomonė, kad daromės tada šitą viešinimą. Protokolę įrašykim ir. Ta prasme, kad nutarta pamastyti dėl tų apsauginių priemonių, kad nevažinėtų per tą, vadinkim, kelią tranzitu. Per aikštelę ir viskas. O čia projekto metu derinsim, nes mes jau, jeigu atvirai kalbant, tai mes jau nusiuntėm samatininkui jau pagal šitą projektinį pasiūlymą ten tą kainą, kad skaičiuotų. Tai vėl gausis taip, kad gausim pastabų projektui, pataisysim tada dar tą projektą. Gerai, pasižiūrėsim. Ar neiššokam pastabas, išsakym šitų susitikimų. Gerai. Mes viską sutvarkysim, padarysim, tik tai mes sakau, mes dėl to tą krepšinio aikštelę pamatėm, kad ten važinėja arti vanduo ir arti kelio. Tai pralieks, su keturačiu gali praliekti. Ar yra atliekamas viešinimas, kad būtų pareikšti pageidavimai, pastabas? Tai nieko nereikia, dviračių gali per tą kelią greičiau važiuoti, kokiu 30-40 km per valandą greičiau išlieptas ir dviračių nutrenksi tą sportuojantį. Sakovui paliekam priimti. Čia pasikalbėsim su savimi. Mes siūlom palikti tą tinklą ilgesnį, kad būtų ilgesnis kelias bėgti paskui tą kamuolį, kad saugesnis būtų, vadinkim. Gerai, Raimundai, užsakovui paliekam. Taip.
galutinį Gerai. sprendimą. Taip, Tai lyg ir viskas aptarta. nėra daugiau klausimų. Ten aš galbūt paleidau ten dėl to tiltelio, mes jau atsisakėme, ne ten to. Taip. Neprojektuojam. Supratau. Tai jeigu daugiau klausimų neturim, tai ačiū visiems dalyvavusiems, linkiu likusios geros dienos ir skelbiu viešąjį susirinkimą baigtą. Viso geriausio. Ačiū Renaldai, ačiū Raimundai už didelį kliūtą. Viso geriausio, geros dienos. Partnerišką bendradarbiavimą. Labai malonu su jumis dirbti. Nu, mum irgi. Viso geriausio. Viso gero. Geriausia. Viso.